aš visą laiką, žinai, per savo renginius sakau, pakelkit rankas į viršų, žinai, ir tai skamba galbūt net ir 50 kartų per mano tas 2 valandas, bet tas rankų pakelimas, jisai nuima viską, visus blokus, jeigu tu pamatai, kad žmogus pakėlęs rankas, jis jau yra atsipalaidavęs, jis yra jau tavo ir tada, kai ateinat į šokio aikštelę, nu jūs pasiduokit, padūkit kaip maži vaikai, kur aš čia nešoksiu, man čia yra sarmata, kaip čia kažkas žiūrės ir panašiai, nu bet čia yra tavo viskas galvoj. Jeigu atėjai, didžėjus užduoda tą toną, tai pasiduok tam ir tada atsiranda ir šypsena veide, žinai, ir tas geras tiesiog laikas. 10:05 šiuo metu yra geriausiame mieste iš visų, kurio vardas yra Vilnius. Na, o geriausiame radije iš visų, kurio vardas Vilnius FM, sėdi geriausias pašnekovas šį rytą, koks tai gali būti iš visų, bent jau mano laidoje, tai yra Jonas Nainys. Labą rytą. Labas rytas. Aš labai džiaugiuosi tave matydama šiandien čia. Aš džiaugiuosi ir tave matydamas, nes mūsų keliai kartai susikerta ir susiję su radiju. Man radijas viena mėgstamiausių medijų iki šiol ir visada labai labai gera būt. Turi tą savo magiją, ar ne, kai atsisėdi kambariuke. Mūsų nemato, savo leidi muziką, išvedi mikrofonus ir kalbė su savo klausytoju, kuris yra tas tavo draugas, ar ne, su kuriuo bendrauji. Unikali tikrai patirtis, ar nes atrodo, esam kartu, nes formatas toksai, mes viens kito nematom, bet mes esame ir atskirai. Taip. Ir čia yra toksai ir studijos momentas, turbūt, man atrodo, dėl to galbūt tavo kelyje nuėjimas į tą ramesnį laiko leidimo būdą, tai yra į studiją, į kamerinę aplinką. Čia yra tavo, ar ne? Visiškai. Aš kai pradėjau Šiauliuose, kokiais 2005 metais Saulės radijui, tai buvo pradžia ir bet toks atradimas, kur galvojau, wow, vat apie tai aš ir svajojau. Kai, žinai, norėdavau visą laiką kalbėt, bet buvau labai nedrąsus vaikas ir kai tu matai prieš save daugybę žmonių, tarkim, ar net ar mokykloje, ar studijų metais, ir reikia atsistoti ir kažką pasakyti protingo, bet tu įsigasti, nes matai žvilgsnius, pradedi save kažkaip galbūt nuvertinti. O radijas atėjau, galvojau, oh my god, kaip fainiai. Tai, aišku, reikėjo priprasti prie balso, net, žinai, pradžia visą laiką būna tai, kad tu girdi per ausines arba per kolonėles balsą kitokį, negu kalbi šiaip. Taip. Bet mes priprantam. Ir man tie metai buvo kažkas tokio ir nuo tada įsimylėjau radiją ir po to Zip FM ir kiti dalykai, bet radijas iki šiol, kad ir kiek praėjo metų, kad ir kiek visokiausių veiklų yra, aš sakyčiau, dėčiau į pirmą vietą. Tikrai buvusių nebūna šitam reikale, kas yra labai žavu, nes kiekvienas ateina turbūt savų dalykų čia ieškoti, juos atranda ir savaip juos transliuoja, švyti. Jo, apie radiją turbūt dar galėsim pakalbėti, žinai, kaip tu, žinai, o kalbam dabar galbūt, netidėliokim, nes karštai taip eina. Kaip tu matai, jis keičiasi dabar, man atrodo, jis tikrai pergyvena šitą modernų laikmetį savaip, kaip tu tą vertini, nes atrodo vis mažiau atrodo kalbančių. Aš manau, vis mažiau gerai kalbančių yra, čia irgi atskira bėdelė. Atskira bėdelė. Žinai, kaip ir mes dirbom, ar ne, radio stotys Zip FM ir kai reikėjo įsidarbinti, aš atsimenu, tuometinis mūsų direktorius labai tokią gerą mintį davė, kuri man iki šiol įstrigusi. Daugybė radio stočių tuo metu, gal ir dabar yra, žinai, kur didžiai yra daugiau tokie foninis kalbėtojas, kas yra irgi fainiai, priklauso nuo radio formato, bet tuo metu, kai mes darbinomės į tą jaunimo radio stotį, sako, nesvarbu praktiškai koks yra tavo balsas, nesvarbu ar tu ten taisyklingai, netaisyklingai kalbi pagal radio formatą, svarbu ar turi ką pasakyti. Būtent. Ką pasakyti, žinai, kad tas klausytojas, kuris važiuoja mašinoje, kad ir dabar arba namuose, arba kažkur dirba, įsiklausytų ir tu pajaustų kažką, žinai, kokią tu žinutę nori perduoti. Tai aš tą labai gerai įsisavinau, bet kita mano dalis buvo, aš labai norėjau taisyklingai kalbėti, nežinai, kai kilęs iš Pasvalio, aukštaitis, plus dar ten mokykloje ne per daugiausiai mokęs, knygų tuo metu neskaičiau ir galvojau, kaip man ištobulinti tą kalbą, kad žmogus klausydamas suprastų visas prasmes, kad pajaustų mano, nežinau, tembrą arba intonaciją, ką aš noriu pasakyti ir sklistų tas toks pozityvumas, žinai. Tai daugybę metų to mokiausi. Galiu sakyti, kad ir dabar mokausi, aš nežinau, kokius jau 8 metus einu pas tokią Loretą,
mokytis retorikos, tai tokio viešo kalbėjimo arba, na, tai tiesiog kalbėjimo, ar ne. Tai man tas sritis labai įdomu, aš visą laiką pastebiu, kaip žmogus kalba, ką kalba, kam kalba. Ir manau, kad kalba yra vienas iš tų ginklų, ką mes turime ir ką mes privalome ištobulinti, nes tai labai labai daug ką duoda. O tu jau pajutai, kad tai, kaip tu kalbi, labai tiesiog įtakoja, kaip tu mastai. Visiškai. Va čia yra turbūt irgi tas kokybinis šuolis, ką radijas labai atneša. Taip. Man atrodo, kad žmonės, kurie pradeda ir paskui jau jį prisijaukina, tikrai tampa geresniais žmonėmis. Taip. Nes išmoksti galų gale ir ne tik savo balsą mylėti, bet ir jį išnaudoti, jį pažeminti, jį pakelti, pauzes padaryti, suprasti, kad, žinai, kiekviena pauzė yra labai svarbus akcentas. Va, kaip gražiai pasakyta. Jo, tai labai džiugu. Aš džiugiuosi irgi, kad tu iš radijo eterio nedingsti, vienu kitu formatu atsirandi ir, žinai, mūsų likimai yra persipinę, dėl to ir aš labai taip nuoširdžiai stebiu ir man patinka, kad mūsų draugystė, jinai tokia nėra dažna, mes susitinkam gan retai, bet jinai visą laiką būna tokia prasminga ir man norisi, kad su kiekvienu žmogum, kuris man brangu, žinai, kad be reikalo nesutiktumėm, kad nenaitumėm į būtį kažkokią. Aš labai džiugiuosi, kad šiandien esi čia. Ačiū labai už kvietimą. Proga yra Joninė. Esi vienas iš tų geriausių, man atrodo, Lietuvos jaunų, šalia kurio ir gera būti ir kuris, man atrodo, gydomųjų galių turi, nes sėdint ir sąnaris atleidžia, žinai, ir spazmas kažkokias. Klausyk, Joninės tavo gyvenime, jos buvo švenčiamos nuo vaikystės, ar tu čia tik kažkaip gal pats įvedė tradiciją, ar tu jų gal iki šiol nešventi, tu gal esi tas žmogus, kur ir gimtadienį būna nešvenčiančių? Neįmanoma nešvestas ir mano gimtadienis yra praktiškai per Joninės, tai kai tu gimsti per Joninės, tai visų pirma turi tapti Jonu. Nors mano mama labai nenorėjo, kad būčiau Jonas, nes tuo metu, sakė, nebuvo labai populiarus vardas. O kokį tu alternatyvų vardą turėjai? Mamos galvoje? Net nesakė, nes mama sako, net negaliu sakyti, nes mano giminėjai, mano tėtis Jonas, senelis Jonas, prosenelis Jonas, prosenelis Jonas, tai ten, žinai, kitokių galimybių, ypač kai tu gimsti per Joninės, tai net neįmanoma. Bet kaip įdomu, būtų sužinoti, žinai, būtų alternatyvios tikrovės variantas. Kestas, Deividukas. Su visa pagarba Kestam. Jo, visus mylim, bet, žinok, su ta pavardė tik Jonas reina, man atrodo. Taip. Tai švenčiu ir švęsiu rytoj. Kiekvienais metais stengiuosi per Joninės, nors kaip sakau, nedirb, bet šiandien važiuosi į Uteną miesto šventę. Ne tai, kad miesto šventė, bet Joninės. Labai graži šventė bus. O 24 jau tą tikrąjį Joninių dieną, tai sukviesiu draugus, važiuosim pašvęst, tokias darysiu Giovaninės. Kiekvienais metais stengiuosi daryti itališkų stilium. Tiesiog nėra labai, kad ten būtų daug draugų, bet visi artimiausi ir skirsim laiką vienas kitam. Šiaip įdomiai, tu dabar mini Giovanni, nes aš galvoju, nes tavo veikloje arba tam viešam asmenį, to itališkumo aš nepagaunu niekaip. Tai vat įdomu, kad tai yra tik per Joninės, tai taip išeina. Ne, žinai, Jonas ir Giovanni, mano tas pseudonimas, jisai yra itališkai Jonas, yra Giovanni. Tai dėl to ir to itališkumo galima pritempt, bet kaip atsirado mano tas pavadinimas Giovanni, tai aš kai dalyvavau LNK tokiam projekte Ideali pora 2006 metais, reikėjo susigalvoti mums tokius nickname'us. Ir aš čia buvau, ant marškinėlių buvo parašyta Jonas. Ir tuo metu dažiau plaukus, buvau toks jauniklis ir visi tie dalyviai taip žiūrėdavo į mane, sako, tu toks kaip jaunas italiūkštis, žinai. Sako, nebetinka tavo Jonas vardas, jie nubraukė ir su markeriu parašė Giovanni, Giovanni, žinai. Tai nuo to laiko kažkaip Giovanni, laimėjau tą projektą Giovanni ir tada buvo apsisprendimas, ką toliau daryti, įsidarbinau radio stotį ZIP-FM, pradėjau muzikuoti, didžėjauti ir kažkaip prilipo. Ir dabar net mano Simona ir kartais net mama, na, tai ką Giovanni veikė, tai kažkaip prilipo. Mes, kadangi esame Vilniaus senamiestyje, čia žavu yra, aš atsidaręs langą specialiai būnu, šį kartą krauna vyrai daiktus kažkokius. Tau netrukdo? Ne. Mes galim taip ir palikti. Tegul jie dirba, o mes savo bendraujame. Suprantam, kad esam tikrai miesto širdį, čia gyvenimas verda.
miestas auga, urbanizėja dar labiau ir labai labai smagu. Žinai, matant, stebint tavo tiek viešus profilius, kur tu esi viešas žmogus ir tiek turbūt žinant, kaip tu darai, kaip tu gyveni, man yra gražu matyti tavo kelią sostinėje, žinai, kai tu vis pamini tą jaunuolį atvykusi iš regiono, vadinkim, į tai, ką mes matom dabar, tikrai yra įspūdinga kelionė. Tu esi laimingas žmogus? Oi, taip. Žinai, aš laimingas visų pirma vien dėl to, kad galiu daryti tai, kas man patinka. Nes jau daugybę metų, ar ne, tarkim, susijęs ten su muzika, su didžiavimu ir šią vasarą turiu labai labai daug renginių ir kiekvieną vasarą taip yra. Ir atrodo, žinai, kai tu atrodo tą patį, lyg tai darai, gali pradėti savęs klausti, ar tikrai čia fainiai, gal jau užtenka, nes ir metai bėga. Bet visą laiką tiek mano, nežinau, protas ir kūnas nesipriešina ir sako, varyk toliau, nes tikrai labai labai patinka. Šiandien, pavyzdžiui, važiuosiu su Uteną, laukiu, nes žinau, kad bus geras laikas, galėsiu šokdinti žmonės ir mano ta misija tokia yra. Ir aš taip kažkaip pasišventęs ir aš galvoju, kai tu atrandi kažkokį tai tą mėgstamą dalyką ir tada ta šypsena natūraliai atsiranda. Nežinai, jeigu reikėtų keltis ryte ir taip galvoju, tai ką dabar aš čia turiu veikti, ką aš čia turiu dabar, kokia prasmė ar ne tos dienos. Tai kartais, žinai, nereikia būti visiems, kaip čia, didžėjams, atlikėjams, tiesiog atrasti veiklą, kad ir bet kokia jį būtų, bet jeigu yra miela širdžiai, tai jau gyvenimas yra pasiteisinęs ir tu tiesiog esi laimingas. Tai mano filosofija visą laiką tokia buvo, aš visą laiką stengiuosi į visus dalykus žiūrėti labai labai pozityviai, neigiamų kažkokių arba labai tokių negatyvių minčių, nežinau, ar esu turėjęs. Tai sakyčiau, kad, žinok, šypsena visada pas mane yra. Tikrai taip, ir tas pozityvumas jaučiasi, žinai, sakau, už tai aš apie tas gydamasias galės neveltui ir sakau, man atrodo, tai, ką tu darai, suburdama žmonės savo pasirodymuose, koncertuose, tikrai transliuojasi ir tas labai labai veikia. Tas yra didžiulis turtas ir mum beje. Tai, beje, nuo ko įdomu prasideda tavo ryto ritualas? Žinai, galbūt galima būtų ir kitiems žmonėms pabandyti taikyti, sakyti, aš noriu būti biškutį Giovannis, labiau toks pozityvas. Tai kas yra pirmas dalykas, ką tu ryte padarai? Net nekalbu apie tai, kad atsikeliu ten į telefoną, pažiūriu, bet kokios įprotis, kuris būtinai turi nutikti? Ryte, kai prabundu, mus stebi 3 šuniukai susimar, ne, mes miegam ir tik tai prabundi, jie šiaip, jeigu tu matai, kad jie mato, kad tu miegi, jie nieko nedaro, bet tik tai išsiražai ir taip, jau kažkaip čia kelsies, tai Bruno, mano mylimiausias šuniukas, jisai turi tokį įprotį užšokti ant krūtinės, atsigulti, prisiglausti ir taip gulėti kokias 30 sekundžių. Tada jisai taip iš viršaus žiūri tau tiesiai į akis ir sako, kelkis, eisim į lauką. Yes. Tai jau daugybę taip metų ir tai irgi, kalbant apie laimę, pozityvumą, ar ne, man duoda gyvūnai labai labai daug. Aš sakau, kai atsikeli ryte, atrodo ir neįsimegojęs, vakar irgi ten žiūrėjau futbolą, Prancūziją, ten, žinai, kur žaidė labai ilgai. Ir galvoju, reikia anksti keltis, nes šiandien ir pas jūs važiuoti ir panašiai. Tai nuo 7 jau ryto, kas tau čia yra jau vėlu. Aš jau įdirbęs. Jo, tai jau įdirbęs, man tai gan anksti prikelia, bet viską nuima, žinai, tai labai dėl to, sakau, džiaugiuosi. O dar kai 3 šuniukai iš 3 dauginas turbūt. Taip, bet tada atsikeli, išgeriu karšto tokio drungno vandens su medum, pasiemu tos šuniukus ir praeinu ratą aplink savo kvartalą. Grįžtu, tada, nežinau, gal kažkokius pusryčius, nors šiandien neteko, nes išskubėjau, bet neturiu kažkokių, gal tokių ritualų. Nebent vienas toks, kurį tau pasakojau eterio metu, kai NBA sezonas yra, tai aš ryte atsikeliu, pusryčiaudamas visą laiką YouTube įsivedu NBA ir išmeta, highlightus paskutinių varžybų, tai mano yra toks įprotis peržiūrėti krepšinio kažkokius tai momentus. Dabar su futbolu irgi panašiai, tai nežinau, nieko kažko tokio, ką nedaro eilinis Vilnietis ar Lietuvos žmogus, ar šį pasaulio žmogus, tiesiog gyvenam gyvenimą taip, kaip mes įsivaizduojam,
kokias turim vertybės, bet visą laiką, sakau, tokį stengiasi skleisti daugiau pozityvumo. Aš visą laiką daugiau matau tikrai pilną stiklinę negu tuščią, žinai, kad ir kažkokie reikalai, kurie netaip einasi, kaip tau norėtųsi, žinai, bet visą laiką, nu ką, yra kaip yra šiandien, rytoj bus geriau. Beje, man atrodo, ir tie žmonės, kurie šalia tavęs atsiduria ir su kuriais tu dirbi, jie yra panašus į tave, arba jie labai irgi perima šiek tiek tavo to pozityvumo, to matymo, nes čia kalbu apie tavo muzikos vadybininko karjerą, nes man atrodo, po tavo sparneliu tu gal pasigirsi pats, kiek ten ko dabar turi, nes ten sunku ir suskaičiuoti, tiek tų bendrų projektų, tiek tų, ką tu globoji. Tai pasigirkite, gerbiamas dabar prodiuseriai. Nenoriu nieko čia girti, žinai. Privalomai. Reikia vienas tik suregistruoti visus. Ne, žinai, reikėtų gal pasigirti tuom, kad daviau pradžią galbūt jauniems atlikėjams, kurie dabar, tikrai jau vysto savo kūrybinės galias ir projektus daugiau patys. Bet tai nežinau, tai... Pasidžiaugkim, pavardinkim, nes tikrai, žinai, ne veltui duodi startą. Žinai, Jessica Shy. Jessica Shy, čia ta, kur su Roku Jan dainavo, čia ta Roku Jan pritarančioji. Tikrai žinom, tikrai fantastika. Tai buvo tokia pradžia, pagalba, kur tikrai reikėjo, prisidėti ir ne tai, kad patikėti, čia, žinai, daugiau ji atsirado tokia kaip dovana visai Lietuvai ir dabar tai matom. Tiesiog buvo toks projektas, kur mes su Linu kokiais 2020 sugalvojom per tą tokį, net anksčiau, gal 2019 prieš karantiną, kur galvojom, kad reikėtų sukurti tokią platformą, kad galima būtų padėti jauniems atlikėjams, žodžiu, kaip išstumti parodyti galų galę save, savo kūrybą ir panašiai. Tai sukūrėm tokį projektėlį, pradėjo jauni atlikėjai mums rašyti, rodyti savo dainas, savo balsus, atrinkom keletą iš jų atsimetė, nes suprato, kad gal vis tik nenori būti dainininkų, bet kai kurie liko ir dabar įdėjo labai didelį antspaudą visai Lietuvos pop muzikai. Ir aš manau, tai yra tik pradžia, tai dėl to aš tikrai labai džiaugiuosi, bet tikrai nenoriu prisimti jokių čia, žinai, laurų ir panašiai, nes Jessicos atvejis dabar tai jau yra toks, kad pavydi turbūt net ir pasaulinės žvaigždės, žinai, kur ten, rugpjūčio mėnesio gale, nežinau, bus 90 000, 100 000 per 2 dienas, tai čia, žinai, ar būtų atvažiuotų kokia Lady Gaga ar ta pati Beyoncé, sakytų, man užtenka tiek auditorijos, aš galiu koncertuoti. Tai, sakau, aš nenoriu, žinai, prisimti. Buvo labai tokia gan sėkminga pradžia arba mano pagalba su mano kolegomis, o dabar jau yra komandos suburtos, kur dirba, daro ir man tiesiog labai smagu žiūrėti ir stebėti, kaip viskas vystosi ir galvoju, Toks kaip Don Corleone sodelė, nesėdė, žiūri, ten kažką daro gražu. O klausyk, ko tu pats išmokai, galbūt stebėdamas tą jaunesnę kartą, tą naują, kuri atėjo, kuriai tu padėjai ir dabar jau jie yra tie tokie aktyvieji kūrėjai to šou industrijos. Ką tu iš jų išmokai, ką tu matai? Aš, žinok, mokinuosi visą laiką iš jaunų, nors gal ir atrodo, kad čia tu padedi, bet kai ateina jaunas žmogus, ir matai jo požiūrį, jisai duoda, žinai, galbūt nėra susiformavęs taip, kaip jisai žino, kaip elgtis šitoj pramogų industrijoje, nes neturi pažinčių, neturi jokio tokio atpažįstamumo, neturi respekto jo, bet tai yra tokie gal laiku labai greit padaromi dalykai, bet yra tam tikros charakterio savybės, tas požiūris, kuris ateina iš tėvų, iš vaikystės, iš tavo augimo, tai va čia įdomiausi dalykai. Nes ką mes ten, žinai, galim padėti, tai, sakau, pasidalinti kažkokiais kontaktais, savo patirtimi ir panašiai. Tai su jaunais atlikėjais man labai patinka ir aš tiek ir savo tą Giovanni muziką pakreipiau į lietuvišką daugiau, nes iki Open Play, iki Jessicos, aš daugiau, žinai, ten remixus darydavau visokių
egzotiškų ten kūrinių, ten ieškodavom kažkokio vokalistų, kurie dainuoja angliškai, čia, žinai, ambicijos pasaulis ir panašiai. Tas labai normalu tam laiką, tai. Bet kai atėjo vat, ta tokia jaunoji karta ir Jessicos būtent pavyzdys, aš galvoju, Dieve mano, kaip yra fainiai, kaip ji kūrė fainiai lietuviškai, nes ji visus žodžius pati rašo, žinai, pati muzika rašo. Yra tik tai tam tikri žmonės, kurie padeda su productionu padaryti, žinai, kad tas kūrinys skambėtų taip, kaip turi skambėti. Bet ta kūryba lietuviška tikrai yra visiškai jos ir kitų dar atlikėjų. Tai aš galvoju, Dieve mano, ta lietuvių pop muzika gali skambėti labai labai fainiai, labai cool. Tai pasiėmiau, kaip čia, idėjų arba inspiracijos iš jų. Ir 2023 metais, man atrodo, pats pirmasis ir buvo tas toks Iš lėto leidžiasi saulė remixas, kur vat, būtent galvoju, okei, reikia eiti į Lietuvos tą rinką, nebeįrodinėti čia nieko, nes yra fainų lietuviškų kūrinių. Nes mano, žinai, didžėjaus tokia arba prodiuserio pozicija yra tokia labai, kaip čia, gera, nes aš galiu tiesiog remiksuoti kūrinius. Jeigu tu esi atlikėjas, žinai, nori sukurti savo kažkokią legacy, tai, vien perdainuot kitų coverius, žinai, pradžioj gali, bet vis tiek tu turi parodyti savo kažkokią, tai, žinai, istoriją pasakoti. O mano atveju, aš ten, žinai, žiūriu ten David Guetta, Tiesto, žinai, pavyzdžius, tai jie tiesiog ima jaunimą, kartu daro kolaboracijas, perdaro visokias senas, naujas versijas ir daro tą šokių muziką. Tai aš tokiu pat principu stengiuosi dirbti ir matau, kad viskas gerai sekasi. Ir ne dėl to, kad būtų kažkokia, žinai, apčiapama sėkmė, kad būtų ten šlovė, pinigai ar panašiai. Ne, aš tiesiog noriu daryti, kad man pačiam vežtų tą muziką ir kad aš galėčiau ją ištransliuoti ir matyčiau, kaip žmonės šoka. Man yra va tas toks paveikslas, žinai, visada stengiuosi įsivaizduoti. Kai aš grosiu tą kūrinį, ar žmonės pakels rankas į viršų ir leis laiką taip, kaip aš įsivaizduoju. Ir dažnu atveju taip nutinka, kad jie tikrai šoka, džiaugiasi ir, sakau, mano tokia misija ir yra. Šiaip labai gražiai atliepia tai, ką tu sakai. Aš visiškai pritariu visom savo galūnėm, nes kažkada su Vytu Biku mes esam bendravę, jisai ten man padėjo mano muzikinėme projekte, kurį aš irgi turėjau, aš irgi dainų kompozitorius esu šiek tiek ir jisai irgi buvo minėjęs, aš jam sakiau, kad sakau, aš noriu kažko tokio, sakau, aš matau, va taip. Sako, čia, sako, labai yra geras rašymo būdas, kai tu matai, kai tu rašydamas matai kažkokį vaizdinį, ypač kai yra didelis. Vat, ką tu matai, tą tu ištransliuoji. Tai jeigu tai yra kažkas apie bendrius dalykus, apie pozityvą, tai tas ir išeina. Tas tikrai matosi. Beje, kaip tu paaiškini, nes jūs buvot, radistų duete, turbūt vieni tų pirmųjų, kurie padarė didžiulius areninius renginius, tokius populiarius, kaip mes ką turim, nes esu girdėjęs, ne vienas užsienio produceris tikrai stebisi, kad Lietuva savo dydžiu fiziškai lyg ir nedidelė, turi tiek atlikėjų, kurie renka arenas. Kaip čia paaiškinti šitą, ar čia pas mus žmonės yra nepasotinami pramogų, ar mes kokybiškai kas čia yra? Geras klausimas. Šiaip tai, jeigu palyginant su Latvija, ar ne, tai Latvija tikrai neturi kuo pasidžiaugti, ką mes turim, nes ten net ir bilieto vidurkis kaina yra perpus, gal net ir dar daugiau mažesnė negu Lietuvoje, nes tiesiog nėra tiek paklausos. Kodėl? Klausimas. Bet aš galvoju, kad... Ten matai, Kirkorvo irgi nebeleidžia. Na taip, bet tiesiog gal pas mus ta didesnė tokia atėjo kūrybinė energija, tada atsirado arenos, ar ne, kur galima daryti. Ir mes esam tokie kitokie ir dėl to labai džiugu. Pasiūla renginių tikrai yra kosminė Lietuvoje, neskaitant tai, kad mes galime išvysti A-listo pasaulinės žvaigždės, ar ne, čia ką veža ir Live Nationai, bet iš kitos pusės labai džiugu, kad lietuviškai atlikėjai, ar ne, gali tiesiog kviesti savo fanus ir surenka į arenas, į kažkokias fainas vasaros erdves ar ten Trakų pilį, pavyzdžiui, ir panašiai. Tai labai gal ieškot kažkokių, kodėl nereikėtų, reikia tiesiog džiaugtis, palaikyti vieni kitus. Ir, žinai, mano pats irgi, ne tai kad pavyzdys, bet aš prieš 3 metus pirmą kartą iškėliau tokį klausimą savo komandai, sakau, okei, čia Giovanis žinomas, nežinomas, čia jau 10-15 metų čia groji visose Lietuvos renginiuose, miesto šventėse, festivaliuose, klubuose. Sakau, bet kaip jūs galvojat,
jeigu aš daryčiau Giovanni Arena show Žalgirio arenoj, kas nors ateitų ir visi tokie, kaip čia, na gal, gal. Sakau, tai darom, nes yra Linas toks Trockis, kur Open Play, Jessicos dešinioji ranka, tada Davidas Live Nation'ų bosas ir Karolis toks, kur mes kartu darom muziką. Ir sakau, bet aš sakau, nežinau, nes aš nebuvau daręs nei vieno tokio bilietuojamo renginio, žinai. Visą laiką visur groji, Giovannis liktai visur yra, bet kad tu tai pasitikrintum. Eitum all in maždaug, ar ne? Ir aš sakau, čia yra toks labai, labai rizikingas žingsnis, nes jeigu nepaeis, vis tiek, kaip tu ten atrodysi, kad liktai populiarus, bet nieko nesurenki. Ir geriausia, Linas, mano kolega, sako, žiūrėkit, visų pirma, aš labai racionalus ir tiesiog skaičiuoju šiek tiek. Sako, jeigu parduosim 0 bilietų, sako, koks bus minusas? Aš taip sakau, tu taip, ar ne, apie mane įsivaizduoji? Tai pirmoji arena paėjo, ne tai, kad paėjo, aš net, žinai, nėra, kad mes čia skaičiavom, ar uždirbsim, ar neuždirbsim. Iš visų arenų, kiek dabar bus trečioji, aš niekada negalvojau ten apie kažkokius tai pinigus. Man tiesiog norėjosi padaryti tokį projektą, kad didžėjus gali arenoje padaryti didžiausią diskoteką. Būti pagrindinis. Ir 9,000 žmonių kasmet, taip mes turim. Tai šiemet lapkričio 27 nusprendėm pakeisti ir kiekvienais metais įnešti vis kažkokių naujovių. Tai bus 300 šiam Giovanni Arena show. Bet žinai, tai nėra tik tai mano pasirodymas. Ten aš suvežu visus atlikėjus, ten būna 15, kurių neskelbiam, tai daugiau yra tokia paslaptis, kad žmonės atėję, žinai, netikėtai galėtų pamatyti ir tas. Tai man čia yra, žinai, toks didžiausias įvertinimas to tokio tikrai sunkaus darbo, nes daugelis ir jaunų didžėjų, žinai, rašo, tai kaip man pasiekti, žinai, arba jeigu aš negaliu į kitą renginį kažkokį važiuoti, tai ką siūlytum vietoj savęs. Ir aš taip nuoširdžiai norėdamas, žinai, kaip ir atsakyti ir patart, aš sakau, nežinau, nes mano pati darbo specifika, žinai, kaip aš performinu, tai neatsirado per vieną dieną, ar per 5 metus. Aš turėjau pragroti, nežinau, ten 5,000 renginių, kad išgryninčiau tą, žinai, pasirodymo, kaip aš tai darau. Tai nėra tiesiog, žinai, stovėjimas prie pultos, spaudėliojimas play stop, kam dažnai taip gali atrodyti, ką tas didžėjus daro. Tai daugiau, žinai, apie tą energetiką ir energijos siuntimą vieni kitiems. Tada mikrofono valdymą, pasakyti tą žodį tuo metu, kad žmogus tiesiog tikrai išeitų iš proto. Tai buvo ir yra labai sudėtingas darbas. Gal tik tai kitiems atrodo, žinai, ką ten, atsistoji, paspaudi play ir viskas. Bet taip tikrai nėra, nes, žinai, kartais aš padiskutuoju ir su jaunais didžėjais, kurie mane bando pamokyti arba pasakyti, ką reikia grot. Tu nesupranti senė, aš maždaug. Jo. Tai kažkada vieną tokį jauną didžėjų, žinai, pasikviečiau, sakau, tai gerai, ateik, parodysi, kaip reikia grot prieš publiką. Tai jisai, žinai... Į renginį, ta prasme. Jo, va taip. Tai, žinai, namuose, tu kai klausai muziką arba ten groji... Tai esi sofas generolas. Jis įsivaizduoji, kaip ten žmonės šoks ir panašiai. Bet aš jam visada sakau, kai tu atsistosi prie pulto ir pradėsi grot, bus 95% viskas kitaip, negu tu įsivaizdavai. Ir reikia nuo šito pradėti, nes tai, kad tu namuose vaibini ir tu įsivaizduoji, kad tai bus, faktas, kad mes visi taip norim, bet dažnu atveju būna situacijos, kai keičiasi ir žmonės gal net nemėgsta tokios muzikos. Tai visų pirma, žinai, yra labai sudėtinga per daug metų, tik tai man pavyko tai padaryti, nuskaityti žmonių, nežinau, kažkokias, tiesiog žmonės, kad tu suprastum, kaip su jais reikia ir kalbėti, kokią muziką groti ir panašiai. Tai yra toks labai laiko reikalaujantis darbas. Ir kai tu atsistoji, tada, žinai, kokia tavo kūno kalba. Ar tu ten nuleidęs akis, žinai, su rankytėm drebančiom ten tos crossfaderius keiti.
Ir aš taip dariau pirmus 3-4 metus, kur net negalėdavau mikrofono paimti, nes tiesiog baisu, žinai, ką pasakyti. Bet po truputį, žinai, po gero, blogo renginio, tu vis kažkaip įgaudavai to pasitikėjimo. Ir dabar tikrai, na, aš esu tas generolas arba tas maestro, kur, nu, tikrai sugebu tai padaryti. Ir čia, žinai, nei keliantis, nei aš save kažkaip noriu iškelti, tiesiog tai yra labai sudėtingo, ilgo darbo procesas. Ir va, tai atsistoti prieš 10-15 tūkstančių ar 20, esu prieš 30 tūkstančių grojęs. Tai kiek reikalauja visokiausių, žinai, savybių. Bet galbūt sudėtingiausia yra groti, žinai, kada? Privačiuose renginiuose. O, taip. Kai yra, na, tarkim, pasisamdo tave, kokie nors turtingesni žmonės, žinai, kurie visko yra matę. Tai tada jauti kitokį jauduliuką, nes yra sunku grot, pavyzdžiui, 20 žmonių, ar ne? Kad jie tikrai, na, tarkim, pasisamdė tave, kad sakytų, nu, tai jeigu Giovanis čia visus jau ten šokdina, visiems čia gerą laiką daro, tai ir mums padarys. Bet kai yra mažai žmonių, ypač kai jie dar visko yra matę. Ir ypač kai tu atvažiuoji pas juos, o ne jie pas tave, tai yra, žinai, toks vertinimo momentas įsijungia. Bet žinok, esu pasitikrinęs ir vat praeitą savaitgalį irgi turėjau tokį renginį išskirtinį. Atvažiavau, galvojau, kad bus sudėtinga, nes publika tokia, sakyčiau, ne tai, kad visko mačiusi, bet su patirtim, daug keliavę, visko turinti, žinai. Bet aš visą laiką stengiuosi ne tik ateiti ir kad groti leist muziką, bet ir išnešti kažkokią žinutę, žinai, ir bendrauti su. Tai labai daug bendrauju su mikrofonu ir mes tokį padarom kažkokį bendrą, žinai, tokį projektą. Patirtinį veiksmą. Jo, patirtinį veiksmą ir jie pasiduoda tam. Ir jeigu tu iškvieti jau, ir jeigu aš visą laiką, žinai, per savo renginius, sakau, pakelkit rankas į viršų, žinai, ir tai skamba galbūt net ir 50 kartų per mano tas 2 valandas. Bet yra tiesiog, žinai, tas rankų pakelimas, jisai nuima viską, visus blokus. Jeigu tu pamatai, kad žmogus pakėlęs rankas, jis jau yra atsipalaidavęs, jis yra jau tavo ir tada ta energetika visai kitokia, žinai, nes sakau, kai ateinat į šokio aikštelę, nu jūs pasiduokit, padūkit kaip maži vaikai. Tai yra ta tokia terpė arba tas laikas, kur tu visas savo, žinai, kažkokias ten, nežinau, įsivaizdavimus, kažkokias tai, žinai, kažkokias klišės, kur aš čia nešoksiu, man čia yra sarmata, kaip čia kažkas žiūrės ir panašiai. Nu, bet čia yra tavo viskas galvoj. Jeigu tu atėjai su savo draugais, žinai, kad vis tiek, na, tas laikas nebepasikartos. Na, jeigu atėjai, didžėjus užduoda tą toną, tai pasiduok tam. Ir tada atsiranda ir šypsena veide, žinai, ir tas geras tiesiog laikas. Paskui būna toks, gerai praleidau laiką, žinai. Žinai, va, tu kalbėjai apie tai, kas aš turiu teoriją. Dabar labai populiaru yra visokie retro dalykai. Ten 80-ieji, 90-ieji žmonės pasilgė tų laikų, kur atrodo buvo gerai. O aš juos gyvai atsimenu, aš galvoju, viskas, kas tada buvo, žiūrėkit, tai buvo tiesiog mažiau dėmesio atimimo dalykų, bet kas mano galva svarbiausia būdavo, mūsų tėvai tai švęsdavo. Jie šokdavo ir jie dainuodavo. Tai būdavo gal ne kas savaitgalinis reikalas, bet tai ir būdavo labai dažnai. Ir visiškai nesvarbu, žinai, kur tu ten užmigsi vaikas būdamas, bet tas vakarėlis būdavo apie išsitaškymą, apie energijos paleidimą. O mes dabar nešiojamės labai daug. Ir va, tu kalbėjai apie tai, kad reikia ateiti ir paleisti mokėti. Tai va, aš tą stengiuosi kiekvieną kartą per savo pasirodymus tą padaryti, kad žmogus išleistų. Ir dažnu atveju tai gaunasi praktiškai, na, aišku, visą laiką bus, žinai, toj minioj, kurie ten tave teis, kad tu čia ne tokią muziką groji ir panašiai. Ir tai yra normalu, nes visi mes turim savo skonių, žinai, ir panašiai. Bet iš kitos pusės sakau, aš pats žiūrėdamas į save kaip asmenybę, ar ne, jeigu, tarkim, ateičiau į kito kokio nors atlikėjo koncertą ir jeigu mane atsivestų draugai, ir man tas, pavyzdžiui, muzikos stilius, tarkim, nepatinka, na, aš tikrai nebūsiu tas šiknius, žinai, arba susireikšminęs, kad, nu, kaip jūs čia, ką jūs čia dabar darote? Gadina šventę. Jo, nu, ta prasme, žinai, man atrodo, kad tas mūsų tie priekaištai, kuriuos mes išleidžiam, tai rodo mūsų tokį susireikšminimą ir ego, kad aš esu va tas, kuris žino, kaip čia turi būti. Ir dažnu atveju taip kvailai, man atrodo, žinai, jeigu tu iš šalies pasižiūri, arba kaip mes jaunesni, žinai, kaip jaunimas ten toks
20 metų, kai būna tas toks maksimalizmas, žinai, kur žinau, ką čia dabar daryti ir man jūs nieko neaiškinkit. Gal reikia tą išgyventi, aš nežinau. Bet man atrodo tiesiog neprotinga kažkaip aiškinti kitam, ką jisai turi klausyti, kaip jisai turi rengtis, kaip jisai turi šokti ir panašiai. Aš visą laiką kažkaip stengiuosi, neiškelt savęs aukščiau kažko, nei tu esi kažkoks dievas, nei ką. Ateina metai, dabar jau bus 43, praeis dar 10 metų, bus dar ir supranti, ir tas gyvenimas bėga ir kam čia reikia dabar rodyti tą savo, žinai, kažkokį, nežinau, tokį brutalų ego. Šiaip tai, ką tu dabar sakei, tas labai gražus atsiverimas, ką tu papasakai, tai ir būtent yra apie tai, kad aš irgi, mano patirtis renginiuose yra jau irgi virš 10 metų vedant, nesireklamuoju, kad tai darau specialiai tam, kad kokybę išlaikyti. Ir tai yra būtent, požiūris yra, kad tu ateini tarnautą dieną, tu nesi pagrindinis, tu ateini pabūti, tu ateini suklijuoti ir tu žiūrėk, tu turi pajausti, apie ką žmonės ateina. Ir irgi labai dažnai kalbu apie tai, kad ypač, kai ateina kokie nors jaunavedžiai, sako, žiūrėkit, jūs įsivaizduojate vienokį spektaklį, bet turbūt jis bus kitoks ir viskas yra gerai. Tai būtent tas. Beje, žinai, dar noriu paklausti, kiek tas supratimas, jog idėja ir realybė skiriasi, kaip to versle tas padeda, tavo šou patirtis, kaip padeda verslo sprendimuose, nes turbūt irgi čia tas lankstumas, minkštumas atsiranda. Padeda. Žinai, aš manau, kad kaip čia tas, nežinau, mano charakteris, kaip jis atsirado toks, koks dabar yra, bet jisai, man atrodo, visą laiką buvo. Aš nebuvau niekada, gal pradžioj, kai ten, žinai, tapai realybės šou nugalėtojas, ten įsidarbinai Zipe, radistų laikai. Buvo momentų, kai turbūt ir iš šono žmonės pasakydavo, kad, jūs čia jau kažkaip perlenkėt lazdą, arba tu nebesiskaitai su kitais žmonėmis. Ypač skambučiai, kai mūsų būdavo, žinai, kai mes ten išdurinėdavom ir tikrai pridarydavom bėdų kitiems žmonėms. Tai man tas galbūt davė tokią labai gerą pamoką, būtent, kad nebesikišti į kitų žmonių gyvenimus ir neaiškinti, kaip jie turi gyventi. Nesvarbu, ar tau atitinka tavo vertybės ar ne. Ir tai tiesiog aš esu toks ir tai padeda man sprendimuose visokiuose ir versluose. Ir galėčiau pasakyti, kad viskas gerai sekasi, žinai. Aš nesu konfliktiškas ir, sakau, dažnu atveju, jeigu kažkoks projektas nenusiseka, kažkaip labai vis tiek matau pozityvumą. Ir kartais man sako, ką tik praradom daugybę pinigų, kaip tu taip, žinai, gali žiūrėti. Gerai, sakau, tai praradom tas pinigus, gera pamoka, kitą dieną taip nebedarysim. Čia ne problem, viskas, gyvenam toliau. Ir man tai, sakau, turbūt yra didžiausia dovana tokia, kad iš tos veiklos, kurią aš kažkada susigalvojau 8 klasėje netyčia būti didžėjum, galiu tikrai Lietuvoje gyventi, tikrai gerai, bet vėlgi tai nėra, žinai, nebuvo tikslas, ypač tais laikais, kai pradėjai tą didžėjimo kelią, kad, čia, žinai, didžėjai, tai uždirbs didžiulius pinigus, čia bus žvaigždės. Ne, ten aš nežinau, čia net iki kokių 2018-2019 metų nebuvo tokios minties. Dabar gal šiek tiek viskas pasikeitė, nežinau kodėl, bet gal tiesiog tokia rinka Lietuvoje, nes, kaip ir kalbėjom, ar ne, daug arenų kažkas daro, daug renginių turi. Bet vėlgi, aš visą laiką, žinai, taip žiūriu realistiškai ir galvoju, kad kažkada vis tiek gali tai baigti, žinai, gali būti nebeįdomus, gali tiesiog dingti tą ugnelę daryti tai, ką tu mėgsti daryti. Tai aš kažkaip irgi nežiūriu labai į ateitį, žiūriu šią dieną ir tas toks mindsetas, jisai man padeda, žinai, aš jau daugybę metų tame esu. Ir vis kažkaip išsisuku, išsirutulioju. Labai džiugu. Beje, aš aiškinu labai paprastai visą šitą sėkmės lietuviškos areninius koncertus. Lietuviai, mano galva, nuo seno buvo orientuoti į kokybę. Mes mėgstam gyventi gerai, mes suprantam kokybę ir mes norim to. Ir kai ateina atlikėjas, gerbiantis save, gerbiantis žiūrovą ir kuria tokią muziką, kada nebegėda būti lietuviu, tai tu tą labai atliepi ir tu nori, kad to būtų daugiau. Dėl to, kai tu pasiūlai kokybę,
lietuvišką kokybę, žmonės ateina, tas dažnis visus labai aktyvuoja. Ir štai, man atrodo, visa sėkmė, nes mes savo ir savos dalykus tikrai mėgstam pastiprinti ir palaikom. Tai čia yra, manau, mumyse labai giliai. Bet supranti, kitas dalykas, tiesiog Lietuvoje yra labai gera gyventi. Pažiūrėkime tą patį Vilnių, ne? Čia mes esam senamiestyje, kaip Vilnius keičiasi, kokie stadionas dygsta ir šiaip bet kokį sektorių atrodo paimk, kad ir kiek ten, žinai, būtų kažkokių kritikos dalykų, bet iš esmės, Lietuva per tuos 35 metus tai yra kažkas tai neįtikėtino. Aš kai, žinai, irgi ten išvažiuoju į užsienį, pabūni savaitę, 2, tiesiog grįžti ir galvoju, važiuoju į Vilnių, Dieve mano, kokį mes nuostabų miestą turim. Ir ne tik Vilnių, žinai, ten ir kitus miestus važiuoju, ten į pajūrį, buvau pasvaly irgi, ten, žinai, sustoju parkelį, pažaidži tenisą. Tas žalumynas toks, ta Lietuva yra tiesiog, beprotiškai graži ir matom, kad tiesiog žmonės atrodo vaikšto su šypsenom, bent jau aš nematau kažkokių tokių, žinai, tokių neigiamų, juodų dalykų, kai tu nuvažiuoji, pavyzdžiui, kokį Londoną, ar ne, koks East London tenais. Labai visko daug, visko šiukšlių pilna ir tada galvoju, tie megapoliai, didieji miestai, kurie turėtų būti pavyzdiniai, jie daugiau problemų turi negu mes, žinai, kur tu dabar išeini į Gedimino prospektą, saulytė šviečia, atsisėdi kavytė geri, mašinos važiuoja, žmonės eina, kažką dirba. Tai yra Rojus žemėje. Rojus žemėje. Jonai, mūsų laikas visiškai čia užspaudė, aš matau, kad mes gerą labai dažnį pagavom. Aš noriu paskutinį klausimą, tokį visiškai lengvą. Kada tu pats uždainuosi savo kūriniuose? Ar tu galvoji apie tai? Ne, aš tik tai galiu kalbėti ir garsinti turbūt knygas. Melagis. Leiskite man geriau beatus daryti, o dainuoti, tegul dainuoja tie, kas sugeba. Bet ačiū labai, tikiuosi, kad mes čia tas 40 minučių Aš tave mielai toliau kalbinčiau, bet aš žinau, kad tu turi kitų reikalų, tai aš labai džiaugiuosi, kad tu buvai čia ir lauksiu tavęs sugrįžtant. Ačiū labai, sėkmės, iki.